Taigi sveiki visi, po ilgo laiko jau nesimatėm, neįsivaizduoju iki gal 3 mėnesiai ar pusę metų, bet po ilgo laiko ir nusprendžiau vėl įkelti, pasidalinti kaip sekasi, o įvykių buvo tikrai daug. Vieną kartą nudaužiau gyvūną, o kitą kartą pasirodo dar tai būna, su abipusė kalte viens į kitą įvažiavom. Tai šiek tiek papasakosiu, ar šį vaizdo įrašą, ar kitą vaizdo įrašą, o šiandien įkelsiu, kaip man sekasi, ką uždirbau, jeigu kam įdomu, ir kiek eina uždirbti. Bet procentaliai, kaip ir visada sakau, 40% tau lieka nuo visos sumos. Aš galiu pasakyti tik rugsėjį uždirbta 1450, šiaip rugpjūtį 2100, liepą 2000 irgi beveik 200, birželį 1600 beveik. Tai va tokios sumos, nieko įspūdingo. Šiaip sekasi visai neblogai, tik atsiranda debilų. Vienas šį vakarį sėdo, visiškai girtutėlis, nenorėjau vežt. Tai antie, kad jau paskui gale atsisėdo ir su kojom stiklą pradėjo daužyti. Jau visiškai išskridė žmogus. Bet visumoje žmonės kultūringi pas mus miestelį, tai problemų nėra. Džiaugiamės, kad suprantantis ir gerbentys kito kaip ir mašiną, nes pas mus nėra kas nuomoja visokių Priusų, tai važinėjom su savo automobiliais. Tai nebereikalo kanalo pavadinimas ADR, nes vežam pavojingus kartais žmonės, tokius neadekvačius. Tai spardančius ar girtus, tai labai gerai atspindi pavadinimas, kaip ir sakai, darbą. Aišku, ties Boltų neapsistojam, gal tik dabar, tikiuosi kažko įdomiau vėliau, nes Boltas pradžiai buvo kaip pomėgis, dabar jau kaip ir iš dalies kaip ir susikaupė atlyginimo jau vos ne antras, tai mes irgi nesinori, tai bus įdomu pažiūrėti, iki ko čia davės viskas. Planų daug, kaip visada sakau ir minėjau, svarbu nesustot, kažką daryti. Ir visiems to palinkėčiau, kažką darykit, bent jau darykit, o nesidėkit namie prie kompų. Pamiršau atžymėti, dirbu nuo 10, dabar jau 11, tai maždaug orientuotis ir kaipgi be bero puodelio. O jau išvažinėjau, tai beveik pusę bako, čia išeina per penktadienį ir šiandien šeštadienis, tai iki 10. Tai pusė beveik bako. Tai tikrai labai gerai. O dabar piluosi tik per vakadienį. Šitų kvapukų šiaip jau neperku visokių, nes turiu kitaip sugalvojęs, bet gavau iš kliento nemažai kvapukų. Šitus net 5 jau vieną užsikabinau ir šitų tai iš vis net nesu bandęs. Kaip jį čia veikia, ar čia iš vis kvapukas? Jaučiu, kad kvapukas. Nes dabar daug turiu kvepalų visokių, tai dabar pradėjau naudoti kvepalus. Kiekvieną kartą bevažinėjant, tai aišku brangus malonumas, palyginus galbūt, bet kvepia už tai visą laiką mašina. Ir visi džiaugiasi dėl to. Ir dar atkreipiau dėmesį, kažkas daro panašiai kaip aš, tai kuria TikToką, tai džiugu, kad žmonės dalinasi, bet man atrodo, tenai yra iš Klaipėdos, aš tikrai ne iš Klaipėdos, aš iš daug mažesnio miesto, tai džiugu, kad visi dalinasi, kas kaip gali, kaip kam sekasi, ir tenai žmogus su Priusu, tai eina tikrai uždirbti. Ir aš kuo toliau, tuo labiau suprantu, kodėl žmonės renkasi Priusus, remontus ir visa kita yra daug pigesnis negu kitų automobilių ir ekonomiškiau. Dujas įsistatai ir varai. Aš į mišką sustoju, va. Ir gerai reikalus tam tikrus padaryti. Įdomu, kaip Vilniuje ir Kaune. Kaip prispiria reikalas, į kur stot, kaip jūs tenai darot. Pas mus bent jau miškų daug yra. Apsipirkom Lidle. Aš Lidle tradiciškai jogurtuko ir bandelių. Tai ėmiau su cinamonu. Užkandis šioks toks, nes dabar jau 12 valanda. Ar 1, bijau sumeluoti. Atsibeldžiau net iki Varėnos kaimuko
jau į geležinkelio stotį reikėjo žmogų pavežti. Tai pirmą kartą vežiau į Varėną ir dar į geležinkelio stotį, tai nežinau, kur jisai važiuos. Tai va toks dalykas, graži ta Varėna, apsitvarkęs, susitvarkęs. Gražus pastatai, visur, kur gali būti atrenovuota, pasistengta. Va, visur gražu, tvarkinga. Mažas kažkoks kaimukas. Kiek aš mėtau čia buvo. Važiuojam namo, Galima taip, žinok. jau iš Varėnos, paleidom ir viskas, kažkokiais va kaimukais, takeliais. Ir prie to pačio žiūrom, aš nežinau, ar matysis. Taigi, Simoną svarbiausia daryti. Tai va tokie va reikalai, bent jau po ilgų kelionių ilgesnių, valandos su pusę ar 2 smagu grįžti, nes gali YouTube visą peržiūrėti. Tai va grįžinėjom namo čia. Atvažiavau namo ir sakiau, reikia pailsėti. Priešais mane pasitinka alutis ir naminis vynas, nealkoholiniai. Čia pasidėjęs dyzeliuką, per bakadinį užsipyliau pas save. Tai va, imsim ir naudosim. Vis tiek susitaupo 1-2 euras. Aišku, kai kam ir juokinga tas 1-2 euras, bet kas baisiai taupo ir neturi pinigų, tai vis tiek susitaupo šis bei tas. Bet jo, kas be ko, kai kam gali būti juokinga, kai pili ir laikai cisternai. Pirmą kartą aš ir išbandžiau. Ar tai darysiu, nežinau. Pažiūrėsim, kiek susitaupys, bet paskaičiavau, vis tiek turėtų susitaupyti. Taip grubiai tariant, tiek kiek aš važinėjau, tai 50 eurų į mėnesį. Tai nėra maža suma palyginus. Frapė, Vero kafė. Ką tai reiškia? Kad prasideda vakarinis išvažiavimas pavažinėti. Tikrai tavo nuo 2007. Nereklamavo, bet skani. Frapė šitą skani, geriau kavos skonio. Vieną žmogų vežiau irgi baltistą ir jisai mūsų miestelį baltauja ir sakė, ir aš sakiau, kad pas mus kalbėjo, oi, čia neina uždirbta, nei ant padangų, nieko. Bet jeigu tavo pagrindinis darbas turi ir antrailis yra baltas, tai eina uždirbti. Ir jis tą patį sakė, sako, atsideda atlyginimą pagrindinio visiškai nenaudoja, o iš balto atlyginimo gyvena. Maistą perka, dar ką nors. Kas taip daro? Tai eina uždirbti. Kaip pagrindinį darbą, baltas, ar uždirbti? Vilniui, Kaune jau čia eina, tikrai. Bet ne kituose galbūt miestuose, nežinau, neturiu patirties, bet mūsų mieste būtų labai sudėtinga. Atsistojau va priešais Lidlą ir mano nuostabai tik tiek kuro liko. Aš planavau, kad atemsiu visą naktį, tačiau nedatemsiu. Aš dabar negaliu dasipilt iš savo tų bačkų, nes neturiu leikos. Ir kol aš pasidarysiu, ar iš butelio, ar kažko praeis laiko, tai reikės jaučiu į degalinę dar šiandien varyti. Nesitikėjau, kad tik daug užsakymų, o kiek uždirbsiu, bus matyt. Prisipyliau ant vakaro, čia bus, nes neužteko. Bet uždirbsim už tai daug, uždirbsim. Va, pinigus kaupiu čia su visom šiukšlėm savo. Imam mokėti už kurą ir toliau dirbti. Pas mus degaliniai kaime tuščia miestelį, pasimėjau pavalgyti. Kaip sakyti, reikia pasistiprinti. Dar porą valandų tikrai padirbėsiu. Ką galiu parodyti, išbandžiau Fanta, tiksliau išbandysiu, tutti frutti kažkoks, bet cukrus pamačiau, degaliniai nusipirkau, sakau, reikia išbandyti. Ar skanus ar neskanus, nežinau, bet spalvotai nesakysiu, kaip kino užneša, čia dar per ekraną dar gerai atrodo. Tai va, kiek uždirbau, tu irgi parodysiu. Čia jau 500 eurų per šią savaitę, tai čia yra man labai gera suma, kaip pas mane. Taip, čia uždirbta jau sekmadienį naktį, iš šeštadienio į sekmadienį 24 eurai. O čia uždirbta yra
pim 212, tėmus komisiniai 191 su kapeikom šeštadienį. Tai čia yra be proto gerai, kaip pas mano miestelį. Aš labai džiaugiuosi už tokias pajamas. Tai va, tokios pajamos, džiaugiuosi ir dar galiu parodyti penktadienį 90 eurų 100 buvo, 90, tai čia iš vis labai fantastika. Labai, kaip man, kaip antrailiui darbui, jau galima sakyti kaip ir darbas, labai gerai. Patenkintas. Kaip sakoma, papildomas kvailys vėl grįžta į Boltą. Nežinau kiek laiko, bet pabandysiu pakurti vaizdo įrašus. Tikiuosi, ties Boltų vaizdo įrašai nepasibaigs, galbūt ateityje kitokių veiklų atsiras. Tai tiek, tai jeigu kam aktualu, įdomu pasiekti, tai sekit.